Jeigu pažvelgsime į Adobe Photoshop programos retušavimo įrankius, tai pamatysime, kad kai kurie iš jų turi aiškius atitikmenis Adobe Lightroom programoje. Tačiau vis tik tai jie veikia truputėlį kitaip ir jų yra daugiau. Beje, daugiau nebūtinai reiškia geriau, nes kai kurių iš jų greičiausiai tiesiog nenaudosime iš viso ir juos netgi galime pašalinti iš savo meniu, kaip ir beje daugelį kitų įrankių, kurie nėra naudojami, kadangi jie tiesiog apkrauna mūsų darbo aplinką ir kai reikia išsirinkti reikiamą įrankį, tai tiesiog mes užtrunkame ilgiau. Taigi, pirmasis įrankis yra Spot Healing Brush Tool. Jį rasite ir Adobe Lightroom programoje ir jisai čia veikia beveik identiškai. Beje, jeigu matote tik tai tokį kryžiuką, gali būti, kad esate spaudę Caps Lock mygtuką didžiųjų raidžių rašymo ir jį tiesiog reikia išjungti. Paspaudę dešinių klavišų čia gauname papildomą meniu, kur mes galime reguliuoti dydį. Hardness tai yra kontūro aštrumas. Taigi aš galiu arba retušuoti taškelius, kam jisai ir skirtas, tačiau galiu ir brėžti kažkokią tai liniją, uždažyti kažkokį tai plotą. Tik čia jau negalime to užpildymo keisti kaip Lightroom programoje ir jeigu mums kažkas tai netinka, tuomet turime tiesiog bandyti iš naujo daryti. Bet šiuo įrankiu yra pakankamai rizikinga naudotis, nes jisai gali užvelti tekstūras ir jeigu turime tokį kaip šis vaizdą, kur yra pakankamai išreikštas grūdėtumas, tai matome, kad jau kontūrai kažkiek yra susilieję. Jis toks yra mažiau prognozuojamas ir visą laiką reikia pasitikrinti, pasižiūrėjus iš arčiau, kokį galutinį rezultatą jisai duoda. Toliau čia yra Remove Tool. Tai jau yra toks specifinis įrankis, kuris yra paremtas dirbtiniu intelektu. Beje, bent jau šitoje versijoje, ir tas tikrai labai erzina, paspaudus dešinių pelės klavišų, mes einame greičiausiai žiūrėti, kas blogo atsitiko su mūsų pele, nes neiššoka joks meniu, bet pasirodo, kad tiesiog programoje nėra šios funkcijos, nors kiti įrankiai, absoliuti dauguma kitų įrankių turi tą funkciją, tai yra spaudę dešinių klavišų mes gausime valdymo meniu. Tačiau šis įrankis tokio meniu neturi, tiksliau tas meniu yra štai čia. Čia yra dar papildomų parinkčių, jeigu dirbame su sluoksniais, galime paspausti štai čia, kad būtų atsižvelgiama į visus sluoksnius, jeigu ne, tai bus atsižvelgiama tik tai tą sluoksnį, su kuriuo dirbame. Čia pažymėjimui skirta spalva ir jos skaidrumas. Jeigu varnelė pažymėta Remove After Each Stroke, tuomet bus kiekvieną kartą paleidus pelytę atliekama funkcija. Jeigu šita varnelė yra nuimta, tuomet aš galiu tiesiog žymėti įvairiai savo reikiamą zoną ir tik tai ją pažymėjęs, tada jau galiu pritaikyti įrankį. Ir taip pat yra dar minusiuko ženklas, kur aš galiu kažkokią tai dalį savo jau pažymėtos zonos ištrinti, tiksliau nuimti pažymėjimą tam, kad poveikio šitoje vietoje nebūtų. Ir tuomet programa atsižvelgdama į aplinką ir panaudodama dirbtinį intelektą atlieka veiksmą. Beje, su šito įrankiu nebūtinai uždažyti visą plotą, mes galime paimti, apvesti ir tiesiog sujungti ir bus pažymėta visa zona. Tačiau su juo irgi reikia elgtis pakankamai atsargiai, nes kaip ir Generative Fill kartais gali užpildyti tokiam labai keistom ir nebūtinai kokybiškom tekstūrom. Ir šiam įrankiui taip pat neveikia, bent jau šitoje versijoje neveikia Fade funkcija. Toliau turime Healing Brush įrankį ir Healing Brush, šis įrankis taip pat yra Adobe Lightroom bei Camera Raw programose. Tačiau čia yra esminis skirtumas. Jeigu Camera Raw arba Lightroom mes pirmą pažymėdavome, ką norime retušuoti ir programa automatiškai parinkdavo, iš kur yra perkeliama tekstūra į šią vietą, tai Adobe Photoshop programoje viskas yra priešingai.
Jeigu aš imsiu ir tiesiog spausiu pelytę ten, kur noriu retušuoti, aš gaunu pranešimą, kad veiksmo negalima atlikti dėl to, kad aš nepasirinkau, iš kur noriu perkelti tekstūrą. Taigi visų pirma, aš turiu pasirinkti ne vietą, į kurią bus perkeliama, bet vietą, iš kurios bus imamas pavyzdys. Kad tą padaryčiau, turiu nuspausti Alt klavišą. Čia atsiranda toks kryžiukas ir pasižymiu vietą, iš kurios imsiu savo pavyzdį. Atleidus, aš jau turiu apvestame plote ir tą pavyzdį, matau, kaip tai atrodys, tik tai čia dar nėra pritaikyta tonaliai. Čia, kaip matome, dabar aš turiu vieną zoną, kurioje paišau, o kryžiukas rodo, iš kur yra imamas pavyzdys. Toliau turime Patch Tool. Su juo galime apibraukti kažkokią tai vietą, kurią norime retušuoti. Šiuo atveju jau pradedame būtent nuo tos vietos, kurią norime sutvarkyti. Laikau nuspaudęs pelytės kairį klavišą, apvedu norimą zoną ir atleidžiu. Jeigu apvesiu tik tiek ir atleisiu, automatiškai ši linija bus sujungta. Taigi tai veikia lygiai taip pat kaip ir žymėjimui skirtas laso įrankis, beje, žymėti galime ir su juo, arba taip pat ir su bet kuriuo žymėjimo įrankiu. Ar štai šitais įrankiais tiesiog pereiname tada į Patch Tool ir spaudžiame į jau pažymėtą zoną ir ją tempiame į ten, iš kur norime paimti pavyzdį. Šiam įrankiui taip pat galime naudoti Fade funkciją, kas yra tikrai patogu. Tačiau šis įrankis irgi nėra super kokybiškas, jis kartais gali būti tikrai labai naudingas, bet su juo reikia elgtis pakankamai atsargiai ir pasitikrinti, kokį rezultatą jisai duoda pasididinus jau vaizdą. Dar turime Content Aware Move Tool, aš asmeniškai jo niekada nenaudoju. Tai čia pasirinktą vietą mes perkeliame į kažkurią kitą vietą, jos kraštus pritaiko prie aplinkos, o šitą vietą automatiškai užpildo kažkokio aplinkoje esančių turinio, tačiau rezultatas, kaip matote, gana sunkiai prognozuojamas. Red Eye Tool tai yra raudonų akių efektui skirtas naikinti įrankis, aš jo irgi niekuomet nenaudoju, nes ir pats tas raudonų akių efektas yra išskirtinai retas atvejis. Na ir Pattern Stamp Tool, su kurio galime užkelti kažkokią tai pasirinktą tekstūrą iš meniu, tačiau praktiškai šito įrankio taip pat niekada nenaudoju. Na ir įrankis, nuo kurio turbūt reikėjo pradėti vis tik tai pasakojimą, tai yra Clone Stamp Tool. Beje, pagal nutylėjimą jis yra, berods čia kažkur žemiau teptuko, kas yra visiškai nelogiška, nes nesuprantu, kodėl reikia išskirti retušavimo įrankius. Tačiau visą laimę, kad šį meniu galime susidėlioti pagal save. Truputėlį vėliau parodys. Taigi grįžtame prie paties įrankio. Tai Clone Stamp Tool yra pats seniausias retušavimo įrankis, jisai nuo pat pirmųjų Photoshopo versijų atsiradęs ir jisai veikia labai paprastai, tiesiog jisai kopijuoja vieną vietą į kitą vietą. Principas lygiai toks pats kaip naudojantis Healing Brush, tai yra mes pirmą turime paspausti Alt klavišą, su pelyte pažymėti vietą, iš kurios imsime pavyzdį ir tuomet ją perkeliame kažkur tai kitur. Tik žinoma skirtumas tas, kad su Healing Brush jau yra pritaikoma prie aplinkos tonų ir spalvų, o tuo tarpu Clone Stamp tiesiog kopijuoja. Ir gali pasirodyti, kad kam reikalingas tas Clone Stamp, mes visą laiką galime naudoti Healing Brush įrankį, tačiau Healing Brush savybė prisitaikyti prie aplinkos tonų gali būti tuo pačiu metu ir palaima, ir prakeiksmas. Tai tokiais atvejais, jeigu retušuojame kažkokius tokius pogelius ir panašiai, jeigu neturime kažkokių labai kontrastingų zonų aplinkui, tai be abejo jis puikiai pasiteisina, tačiau eidami artin kažkokių tai kontrastingų elementų mes galime jau turėti problemų. Pavyzdžiui, čia, jeigu aš bandysiu retušuoti
mano įrankis pradeda jau reaguoti į šalia esančią tamsesnę zoną ir jo kraštelis ima tamsėti.